Na, sveiki visi. Grįžom po ilgo laiko atgal prie mūsų gražio ir meniškojo plausto. Tai realiai liko 2 statybų dienos ir 1 važiavimo diena. Tai pagrindiniai darbai liko mums iš tų likučių pasidaryti dėžę, kur mūsų bus daiktadėžė. Tada susitvirtinti mūsų ir pasidaryti ir susitvirtinti mūsų pastogę, kuris šiuo metu labai tvirtai stovi. Nu ir ką, tada liks tokie baigiamieji darbai kaip dar tokių balkių ruošimas, kad mes galėtume išsitraukti, jeigu striksime, grindų susidėjimas, bet čia jau paskutinėje pačią dieną. Tai šiandien bus 27 laipsniai, bus tikrai šilta, dėl to mes nuogi, Paulius irgi nuogas. Ir mes šiandien darysime daiktadėžį ir bandysime galvoti, kaip sutvirtinti šitą mūsų meno šedevrą. Tai tiek, Hebra tvirtina po truputį. Ten jau sutvirtinau. O aš per tą laiką dėžę padariau. Kaip picos bokštas, bet svarbiausia laiko. Šiaip šiandien mainimo dalykas yra sutvirtinti pavėsinę, pasidaryti kažką. Liudvikai, pakomentuok. Su Pauliu pakomentuok kažką. Kas čia vyksta? Aš nusivylęs jo dėžė. Hebra toliau tvirtina pastogį, visai neblogai atrodo. Tai dabar liko mums pasidaryti ant pačios pastogės čia, čia, ant viršaus, o taip va, užsidės šitie fanieros blokai. Šitie mat. Patapim, šimpanzinį, bananinį, tuk sahur. Ir pagaliau mes pasidarėm pavėsinę, kuris saugos mūsų nuo saulės. Ir ant kurios tvirtintis mūsų visas brezentas. Tai jau net nebeplaustas šio tikras kruizas. Nu ką, labai darbingai dienam, po 7 valandų darbo padarėm dėžę. Tai dėžė, ne šiukšlių, rimtai šiukšlės kažkas įmetė. Come on, gang! Čia mūsų yra daiktų... Alano suprojektuota šiukšlių dėžė. Daiktadėžė. Čia daiktadėžė, pažiūrėkit, kiek daug vietos čia telpa. Tai visas neidas tilpo. Na, o čia mūsų plaustas. Tai ką mes pasidarėm, susitvirtinom visą pavėsinę. Užsidėjom fanieras. Realiai mes pasidarėm tiesiog normalią pavėsinę. Va, Liudviko dydžio pavėsinę. 2 metrai aukštis. Tai šiandien pagrindiniai tokie darbai buvo. Liko mum pasidaryti... Tu mane apsišoviai? Liko mum pasidaryti stripus čia iš šonų, kur visą brezentą nusitiesim. Ir kas dar liko? Ai, grindis susisuk, bet čia bus paskutinis. Tai tiek, susitiksim kitą dieną. Mažylė. Tikiuos paskutinė statymo diena. Iš karto. Ne. Nu gerai, iškart pakomentuojam. Liudvikas dirbo, labai dirbo, bet nesudirbo. Ne, jis sudirbo. Labai gražiai padarė. Bet, nu, visi darom klaidų, tai Liudvikas į abi šitas mūsų laikiklius į vieną pusę padarė. Liudvikas šiaip gali parodyti, kaip bus, nes aš pats neįsivaizduoju. Mes turim šitą, kaip jis dabar veiks. Ateidė, kubai. Bam. Ir laikos mūsų tentas, tai jas. Ir jis eina per ten. Ja. Ir plankai, jinai išsitraukia, ir tai išsitraukia šitas ir mes tai nusimetam ant stogo. Ir tą nebeturim. High level. Gerai, kitos naujienos kokios. Vienintelis daiktas, kuris gerai labai atlaikė audrą, yra daiktadėžė, jau atliekanti savo funkciją, jau yra telpa 2 maišeliai, striukė, kuprinė didelė. Mūsų šiek tiek įlinko pavėsinę. Tai žodžiu, šiandienas tikslas mūsų yra prasivesti LED juostas ir jas užsiklijuoti. Čia mūsų rėmėjai dirledas davė. Tada Vytauto vandenį susinešiot, kurį mum irgi labai skaniai davė Paulinė busikė. Sugalvoti, kaip šitą daryti, nes turim 2 vienas pusės metalą. Užsilikoninti, silikonų uždengti statinių pralaidžias vietas. Ir tada gal sutvirtinti vieną pabalkį pastatyti, kad tą pavėsinę laikytus. Nu tai tikėjomės, kad mažiau darbo bus čia, bet dabar žiūrėsim, kaip čia viskas eisis. Gali būti, kad 2 savaitės reikia susitikti. Nu ką, kinai tiesi ten. Mes užkliavom LED juostas. Čia reikia suhermetizuoti, nepagalvojau, nepasiėmiau aš izoliuojančios izoliacijos. Tais aplinkui nebus labai ryšku.
Šiau apšvies mums kelią naktį, plus turėsime prožektorių šiek tiek ryškesnį. Mes čia apsimetam, kad dirbam. Jo, daug traukiam. Žiauriai skanus. Prapjovėm basliuosius kelius, nu ir tikrinam. Žiūrim, ką turim. Ir mūsų pavėsinė. Mes darom šiandien galinę brezentą. Galia pasibaigti. Aš žaisiu su elektra. Sujungsiu laidžiukus. Dar šitą reikia pasitaisyti, realiai mūsų plaustas bus dan. Aišku, dar apsitvarkyti reiktų, gal truputį čia atsilaisvint. Bet viskas. Mes už savaitės ir vienos dienos išplaukiam. Aš turiu žaidžiu su elektra. Tai va profesionalus elektriko darbai, kas nori, tai kreipkitės. Tai ką, realiai statymas mūsų baigėsi, pasidarėm galinį tentą, kuris labai gražiai atrodo, su labai gerais tvirtinimais mes jį pasidarėm. Čia va yra geriausias tvirtinimas visatai. 2 zateškė ir karabinas. Va nori, atsikabini ir keli tą tentą. Sakai, ne, noriu burės, prisikabini. Čia viskas laiko, viskas gražu. Hebra daro antrą daiktadėžę. Jie taip pasako bus gražesnė negu mano, bet ten tik fanėra. Tai čia buvo paskutinis mūsų oficiali statybų diena. Ir norim padėkoti rėmėjui, aišku, Vytauto Mineralai, kuris yra mūsų generalinis rėmėjas, Sunjanui, Pergaliai, robotikos mokyklai, kur robotukai čia va prisijungs ir skenuos vandenį, Diled, Paulinė, Mokyvežį ir Chess Chipsam. Ačiū labai jums visiems, kad prisidėjot prie šitą projektą ir toliau prisidedat. Ir susitiksim, kaip mes paleidžiam mūsų laivą į vandenį. Tai visiems.